Dabar Portugalijoje 9 ryto 15 minučių ir mes jau paplūdimy. Aišku, dabar dar į paplūdimį neisim. Eisim į kruizinių laivų terminalą. Pasižiūrėti, sakė, ten yra įdomu. Po to pasivaikščiosim po Matosinhos miestelį, rajoną. Ir tada bandysim eiti pasideginti, palyginti įdegį. Nusiteikęs degintis? Ne. Nu va, mūsų atostogos paplūdimy, bet nesideginti. Nu bandysim, aš norėčiau pasideginti, palyginti įdegį. Tu galėsi maudytis. A, gerai? Ne. Pabandysim. Eisim tą pastatą. Toks modernus. Priekrantė. Tai pasaka kažkokia. One of the most. Paskui bus galima paskaityti, išsiversti. Dabar nelabai laiko turim. 10 valandą turim būti. 10 valandą turim būti kruizinių laivų terminale. Bet čia žiūriu, čia turbūt žvejų moterys, žmonos laukiančios savo vyrų, sūnų grįžtančių, nes verkiančios su mažu vaiku. Čia greičiausiai bus, kad kaip iš tos dainos sudužo laivas, neatlaikė bortai. Pažiūrėkime, ventelį yra. Jo, tragedija jūroje. Tragedija įvyko 1947 metų gruodžio 1-2 dienomis. Keli žvejų laivai dužo, žuvo 152 įgulos nariai. Žiaurios tokios tragedijos, tikrai žiaurios. Na, bet eikim linksmesnę gaidą. Pasivaikščiokime. Informacijos centras toks, na, modernus. Medžiai, gražiai žaliuoja galiukai, šviesiai vidus tamsus. Super. Taip, mes dar turim pusvalanduką. Tai spėsim nueiti. Aha, labai įdomiai žydi. Vakar rodžiau grįžtant. Tokie. Ir čia va, visas medis tokiais žalis, raudonai žiedais. Iš tikrųjų gražiai. Tai žiedai tokie kaip spigliukai, kaip ežiukai. Kaip spigliukai, ežiukai.
Vartai, varpinė, kas ten tai kažkoks koplyčia. Kažkur kitur jie jumsi. Čia matome. Žiūrėkit, kokį įdomų dalyką radom. Čia su šuniukais griežtai. Šuniukas be pavadžio parke. 3470 eurų bauda. Jeigu šuniukas pakakos ir tu nesurinksi, bauda 5000. Va taip. Taip, kad turi šuniuką, prašom prižiūrėti, tvarkyti, kad jis būtų tvarkingas. Einam pažiūrėti, kas čia per koplyčią yra. Ką čia rašo. Taip. Nacionalinis muziejus, monumentas nuo 1971 metų Senjordo Padrao. Tokiu nemažas. Tikrai nemažas. Iš ko jis pagamintas? Nei tai betonas, nei tai akmuo. Kaip ir iš akmenukų išliets. Jokių sujungimų nesimato, nebent čia gal linijos. Gal sujungimai yra. Bet jau toks, kad oho. O štai ir mūsų gražioji gidė. Labą dieną. Rytas dar. Nu jau, kai nuo 6:30 įgyvos, tai jau diena. O, wow. Labą dieną. Rytas dar. Man dar rytas. Rytas. Man dar rytas. Tai čia dar jau, čia prižadinom, privertė mane anksti keltis. Ne, viskas tvarkoj. Jo, ir mirguliuoja. Per kamerą turbūt nesimatys. Bet čia į patį viršų galima užlipti? Arba turint kruizą, bet galima. Ir dabar, kai arčiau pateisim, dabar atrodo, jie visai tie žvyniai, tos plytelės yra skirtingų atspalvių. Bet priėjus, tai arčiau pamatysit, kad absoliučiai visi jie vienodos spalvos. Tai tokiu kampu sudėta. Tiesiog kitų kampų ir tas toksai atspindys, šešėliai. Arčiau, nebesimato iš toliau va. Ir žaižaruoja. O gražiai. Eisim į vidų. Įleido į vidų 5 eurai žmogui. Ir filmuot leido. Labai faina. Pažiūrėk. Tarsi vanduo. Žuvytės.
padaryta. Apšvietimas tarsi žvejybinis tinklas. A lot of photo shoots. There's one photo shoot up and downstairs as well. Usually, pretty much everywhere. It's quite a photogenic building. This area serves as an open air auditorium. It has the capacity for about 1,200 people. Even though for security reasons they can never have more than 400. And even when there's no specific event taking place, unless it's too foggy, which does happen, there's always this amazing view. Čia tie koncertai čia laukai vyksta, ne turbūt? Jo, tai šį sekmadienį, kitą sekmadienį bet aš tikrai galvoju kažkaip, kaip čia kaip vietoj bus, nes, ta prasme, Čia viršai nei vėjo nebėra nieko. Kiek krangliarų čia. Kas per mechanizmą? Grandinės storis, skersmuo. Kaip ant kako gali išsidėti. Jo. tai lauke galėsit patikrinti jėgą. Prasme. Nu, vat aš su ranka matau. Čia. Garo variklį. Vidai dar anglių yra. Čia galit svorį, pajėgą pažiūrėti. Duokit, aš pafilmuosiu. Aš tai pakeliu. Ar rimtai? Nori rimtai. Imk už galo prispausinu. Nu, stipriai. Nu, kiek sveria daug mažai. Oi, blėt. Tvartumas. Cils virtuvinis. Vienu kartu. Kiek 60 kg. A, leiktų. Daugiau. Tie mechanizmai. Savo.
šiek tiek, kai linguojame. Tai čia tam, kas aukščio bijo, maždaug nerekomenduojama. Nu, nueisim į patį galą. Ne, nesvyruoja labai žiauriai, bet jaučiasi šiek tiek toksai, kad... Nešokinėk. Ne, jau tiek metų išstovėjai, dabar tikrai, kad nenulūš. Nu, atrestauruotas jau, sakau. Ant dano seno jau nešokinėsiu. Tai kaip sugalvodavai ir tas laikais. O dabar jau linguojas jaučiasi. Pačiam gali. O čia yra kabina tiesiog. Čia tas, kur dirbdavo, ne? Jo, kur dirbdavo. Nes tiesiog atsistodavo ten gale ir galėdavo vairuoti, žiūrėti, maždaug ir matyti, ką stato. Na va, būtumėm čia vieni patys, mes nebūtume sugalvoję, kad čia galima užeiti. Man keista, kad merginos nėra, nes čia visą laiką būna. Būdu gips. Žiūrėti, aišku. Metro Liceros. Toks senas Ja, irgi. man jinai irgi labai patinka, nes jinai matosi, kad viena iš senųjų, nes pirmiausia tai piešinys. Laikas ne visai tikslas. Tad sustojęs gal netgi. O šalia jo yra tas fabrikas. Šiaip filmuoti iš čia, nes iš arti niekada nesimato. Jo. Žvejų bažnyčia. Žvejams. Žvejų šeimoms. Tiesą pasakius, negalėtum žinoti. Įkaunė. Čia pirmasis, ne? Jo, vienas pirmųjų. Negaliu 100% sakyti, kad pats pirmasis, bet vienas pirmųjų. Šitam pastatui kiek metų gali būti? Apie. Sakyčiau, nuo 18 pabaiga, gal 19 pačia pradžia, bet daugiau į 18 sakyčiau. Dviejų amžių, sakykime, ne? Tai pradėjo atsirasti maždaug bibliotekos, rotušės visokiausios, tokie daugiau visuomenės centrai ir tiesiog plėtotis. Iš pradžių, vietoj dabar metro mes čia turim. Seniau gatvė šita buvo šiek tiek kitaip jinai atrodanti. Tai senais laikais, aišku, visą darklais ir visą kitą. Bet joj buvo su uosto statybom. Kai uosto statybos prasidėjo 19 amžiui, tai vienas iš bajorų padavė Matozinijos vos ne savivaldybei prašymą, kad nutiestų bėgius. Ir tais bėgiais nuo Porto Foš iki čia vos ne iki galo ėjo vadinami amerikanų, kas Ai, yra tai traukinukai tie. arklių traukiami Ai, tie, vagonai, aha. traukiniai tie. Ir tai po to prasidėjo traukiniai, tiesiog paprasti, tramvajai, ne traukiniai, atsiprašau. Gatvėj su tramvajais vėlgi kitaip atrodė.
kaip Rasa sakė, kad žvejų labai užduoda inkaras. Inkaro ženklas. Langelis. Arabų įtaka Portugalijai, kad arabės moteris galėtų stebėti, kas vyksta gatvėse per langelį slapčia. Kad šešėlį duotų, kad neprikaitintų tiek. Ir šešėliui. Norisi gal vadinti net vestuvės. Norisi vadinti katedrą vos ne, Matozinius, nes jinai yra labai didelė ir tikrai prašmatni. Iš šonų turi irgi šventorius stovinčius, man rodo 6 berods, 3 iš vieno šono ir 3 iš kito. Aukšta. Ir jinai anksčiau buvo medinė, bet 19 amžiuje kaip vien italas architektas Nikosau, lyg ir Porto beveik visas bažnyčias jisai arba restauravo, arba perstatė ir Matozinio irgi perstatė. Tai vienintelis, kas iš jos senųjų likę, tai būtent vidus, medinės visokiausios skulptūros, viskas. Ten dar ir visur. Pristatytas, bet ta senoji dalis būtent visas medis. Viduje irgi labai gražu. Atidarymui slapčia. Slaptas įėjimas, ana šone tai nėra. Raktą paslėpti, bet tai kad spynos nėra.
Iš išorės graži, iš vidaus dar gražesnė. Pafilmuoti neišėjo, bet jeigu kas įdomu, tai labai gražu. Atvykit ir pasižiūrėkit. Turtinga atrodo. Bažnyčios administracinis pastatas. Mes paplūdimy deginamės. Pagulėjau 20 minučių, 30. Man užtenka. Nusibodo gulėti. Geriau į bangas pažiūrėti. Nerealios. Ir atsidavęs parkas. Didelis. Labai didelis. Čia turbūt tokie seni vartai. Ežeras, žmonės deginas, relaksuoja. Ir mes einam. Nusibodo gulėt. Valandą pabuvom. Valandą. Labai daug.
Dar vėl kažkokie griuvėsiai. Kažkas svarbaus, matau. Eu sei que nós tomamos nota nisso. Jo, per kelią bevaikštant, tais tokių gražuolių sutikime. Oh my God! Me see it. Eu quero te pegar. Karpis raudonas. Čia šitas irgi. Turbūt nelabai mėgstu, kur vaikų klegėsi. Vynuogių alėja. Tik vynuogių nelabai yra. Turbūt jau nurinktas. Arba vėlyvas. Ir pavėsukas yra. Ir gražu. Jau, bevaikščiodami dar radom. Vadas. Įdomus.